Labą dieną. Na ir susitinkam dar kartą ir tęsim toliau pažintį su įvairiais įskiepiais. Šiandieną mes kalbėsime apie vieną, kurį iš tikrųjų manyčiau, kad privalom turėti kiekvienas savo svetainėje. Tai yra įskiepis, kuris leidžia mums mūsų svetainėje įklijuoti tokius klavišiukus, kurių dėka mūsų skaitytojai jiems patikusią informaciją gali dalinti savo socialiniuose tinkluose. Taip kad daug nekalbant, didelės įžangos nedarant, iš karto bėgam į įskiepus, pasirenkam įdiegti naują, na ir iš karto rašom pavadinimą, ar ne, ieškiklyje. Social Sharing Buttons. Tai yra, vadinasi šitaip įskiepis. Tiesą pasakius, tų įskiepių šitiems klavišiukams yra begalės. Aš net nežinau, koks skaičius tokių įskiepių egzistuoja, tačiau tą, kuriuo naudojuosi aš, parodysiu ir jums, ir jūs galite pasirinkti šitą, o galite pasirinkti kažkurį kitą. Taigi, tą, kurį naudojuosi aš, kadangi tų įskiepių yra iš tikrųjų labai daug, tai jų atsiverčia puslapyje įvairiausių ir net ne vienas puslapis yra. Na, jeigu norit naudotis būtent šituo, tada suraskite, kuris atrodys būtent šitaip, toks tamsiai mėlynas fonas ir tokie 3 ratukai sujungti šviesiai mėlyni. Ir pagamintas, padarytas, sukurtas jis yra Viktor Freitas. Tai šitą įskiepį aš naudojuosi ir dabar pakalbėsime apie jį. Kągi reikia instaliuoti. Kai radom mūsų reikiamą, jį tiesiog instaliuojame. Trunka trupučiuką, kaip visada. Kai instaliavom, tada aktyvuojame. Dar keletą sekundėlių užtruks. Na ir kai įskiepis aktyvuotas, eisim pažiūrėti, ką mes galim su juo daryti. Dabar, kur mes galim jį rasti? Na, vieną tai mes jį visada rasim tam įskiepių sąraše. Mato, čia visas turimų įskiepių sąrašas. Ir tuoj palaukit, pati nematau, kuris įkrito, tuoj palaukit, surasim. Social Sharing Buttons. Galima tiesiog nustatymai, pirmas žodelis, ahustės nustatymai, galima eiti spausti čia, arba jis taip pat įkrito čia į šitą juodą dalį, pačioj VPU Wupper Share. Ir galima eiti konfigūruoti čia. Na, jokio skirtumo, ar ten paspausim, pakliūsim į tą patį langą. Taigi, einam konfigūruoti. Na ir čia jums reikia pasirinkti, pirmiausiai pasirinkti, kokius norit socialinius tinklus. Aš be abejo Facebookas, Twitteris, Google, WhatsAppas. Šitą būtinai. Na, manau, kad šitus išjungsiu. Galbūt kas nors norėtų, tarkim, atsispausdinti. Ir įjungsiu čia, kad laiko klavišiukas ir šitą klavišą, nes šitas klavišas leidžia žmogui pasirinkti tuos tinklus, kurių aš neparinkau. Taigi, dabar šitie klavišiukai galima, jeigu paspaudžiam šitą, tai bus be pavadinimo, matot, sumažėjo. Jeigu dar, čia tik tai pavyzdys, kaip atrodytų mūsų tinklapyje. Be pavadinimo galima su pavadinimu, galima be pavadinimo, ne, čia Twitter, dalintis, bet kam ten to pavadinimo, iš tikrųjų pagal ženkliukus ir taip visi pažįstam. Taip kad manau, kad gražiau be pavadinimo. Na ir tas skaitiklis, skaičiuotojas, kiek kartų kas pasidalino, irgi manau, kad nėra prasmės, manau, kad daug, čia aišku mano skoniui, daug kompaktiškiau atrodo tiesiog klavišiukai, nes kiekvienas iš mūsų žinom, ką kuris klavišiukas reiškia ir nemanau, kad būtų problemų. Taip kad mano skoniui man patinka tiesiog klavišiukai ir be jokio kitokio dar papildomų paaiškinimų, ar ne? Dabar galima pasirinkti to klavišo formą, ar ne?
Pavyzdžiui, čia kvadratinis, man jis patinka, aš jį savo, aš tokią formą paliksiu. Galima padaryti apvalius klavišiukus, kas irgi pakankamai gražu, ar ne? Galima pagal defektą ateina tokie be... irgi pakankamai gražu, tiesą pasakius. Na, čia grinai skonio reikalas, rinkitės kaip kas tiesiog be jokio, kaip čia pasakyti, be jokio fono, be formos, paprasčiausiai tik tai ženkliukas. Galima parinkti tokius didesnius, mažesnius ir taip toliau, čia dar didesni kvadratai, su Facebookas, su pavadinimu. Žodžiu, iš tikrųjų, čia jau pagal skonį kiekvieno, kas ką nori, aš ko gero paliksiu šitus kvadračiukus. Toliau važiuojam. Ką mums reikia dar pažiūrėti? Kad liktų be tų užrašų ir be skaitiklio, tai mes čia apačioj turim išjungti, ar ne? Čia resaltar po referenciją įjungiu, nes tiesiog tie klavišiukai gali susidėti tokia tvarka, iš kur žmogus, jeigu žmogus į jūsų tinklapį pakliuvo iš Facebooko, tai Facebooko klavišiukas jam bus pirmas. Jeigu žmogus į jūsų tinklapį atėjo, tarkim, iš Twitterio, tai Twitterio klavišiukas bus pirmas, taip kad, kodėlgi ne, galima išjungti, galima įjungti, aš paliksiu įjungtą. Dabar aš čia išjungiu, kad nebūtų pavadinimai, ir išjungtas skaitiklis, tas skaičiuoja kiek kartų, ar ne? Tai šitus 3 įjungiame, kad jie būtų įjungti. Toliau sutvarkėm mūsų klavišiukus. Dabar mums reikia dar pažiūrėti, kur jie turėtų atsirasti, ar ne? Dabar, kad pažiūrėti, kur jie turėtų atsirasti, aš pirmiausiai sužymėsiu, o paskui papasakosiu. Reiškia, pradinis puslapis man reikia archyvuose, man reikia kituose puslapiuose. Taip pat reikia, čia kur rašo single, tai jeigu čia nepažymėsite, tai kai jūsų blogė žmogus, jūsų skaitytojas įsijungia paskaityti kažkokį jūsų įrašą, tai jeigu čia bus nežymėta, tai tam įraše nebus šitų klavišiukų. Reiškia, tikrai patariu, ką jau šitą, tai tikrai pažymėkit. Na ir čia arba prieš visus tekstus, arba po visų tekstų. Na, aš prieš visus tekstus išjungsiu, todėl, kad kol žmogus dar nepaskaitė teksto, iš kuris gali žinoti, ar jam patiks ar nepatiks. Man asmeniškai labiau atrodo, kaip ir mano skoniui, vėlgi eilinį kartą mano skoniui, galbūt geriau, kad tie klavišiukai, dalinimosi klavišiukai būtų po tekstu. Tai yra perskaitė, patiko ir tada jam yra noras pasidalinti. Aišku, galima ir abu įjungti, tai čia kaip kam norisi, kaip kam reikia. Na ir čia galima padaryti, kad klavišiukai būtų kairiai arba dešiniai pusiai. Aš, pavyzdžiui, kaip pavyzdį įjungsiu kairiai, mato, tokie atsirado, kad matytumėte iš karto, tokie atsirado kairiai pusiai. Ir sujunginėjus viską, ką mums reikia, keliaujam į apačią ir užfiksuojam. Ir kai nukeliavom į apačią, užfiksavom, tada bėgam kaip visada į mūsų puslapį, jį atnaujinam, į mūsų tinklapį, jį atnaujinam ir matysim viską, kaip atrodys. Čia tas užfiksuotas šoninis ir jeigu leidžiame žemyn, matot, leidžiame žemyn, po visų tekstų apačioj tie maži klavišiukai. Va taip atrodo, reiškia, žmogus paskaitė, jam patiko ir jis gali pasidalinti gali su bet kuriuo kitu. Dabar, jeigu jis čia nemato to, ką jam reikėtų, gali paspausti šitą sekantį paskutinį ženkliuką ir čia suras tuos tinklus, kurių iš tikrųjų, kurio jam reikia, kurio jis nerado čia taip viešai, ar ne? Na, ką aš galiu pasakyti, galim pasižiūrėti, kaip atrodys, jeigu įklijuosim ir viršui, ir apačioj.
Žodžiu, čia mėginimo reikalas, eikit, spaudinėkit, mėginkit ir pamatysit, kaip jums patogiausia, kaip jums atrodys geriausia, taip jūs ir paliksite. Va, ir jeigu mes, tik atnaujinti savaime suprantama reikia, jeigu mes įklijuojam ir viršui, ir apačioj, tada taip ir gaunasi. Ir viršui tie ženkliukai įkrito, ir apačioj tie ženkliukai įkrito, ir dar šone jie įkrito. Būtų šitaip. Dabar jeigu einame į blogą, tai kai einam į blogą tiesiog, tai aišku, šoniniai, tai jie bus matyti visada visur, kokiam puslapį mes bebūtumėm, tie šoniniai visada bus. Bet viršui ir apačioj jų nėra kol kas. Ne kol kas, o šitam bendram blogo puslapyje, todėl kad, ko čia dalintis, visų ištisų blogų, nedalinsi visą ištisą blogą. Tačiau, jeigu įeinam į kurį nors įrašą, atskleidžiam, atidarom kurį nors įrašą, kurį norėtumėm skaityti, tai tada jau, jeigu ten įklijavom, kad būtų ir viršui, ir apačioj, tai ir viršui, ir apačioj, ir virš teksto, ir apačioj, ir dar šone. Žodžiu, mano skoniui čia būtų sviestas sviestuotas. Taigi, kaip aš asmeniškai palikti? Dar noriu parodyti, kad jeigu išjungsit šitą single, jeigu išjungiate single, ar dar kambijos, užfiksuoti pakeitimus, jeigu jį išjungsite, tai tiesiog ten, kur yra jūsų blogo įrašai, iš vis nėra šitų mygtukų. Matot? Iš vis jų nėra. Taip, kad nei kiekvienam įraše, nei blogė. Vadinasi, blogė aišku, kadangi bendras blogas čia yra bendras puslapis, tai šoniniai yra, bet ką čia dalintis? Visų blogų visais straipsniais niekas nesidalins. Žmonės dalinasi tada, kai skaito kažkurį straipsnį. Ir kai skaitant kažkurį straipsnį jį atidaro, čia jau neturi jokių dalybos mygtukų. Reiškia, net jeigu ir labai patiko straipsnis, jis jau pasidalinti, jeigu ir labai norėtų, negali. Todėl, kaip jau sakiau pačioj pradžioj, tą single būtiniausiai palikite. Kaip aš paliksiu? Aš prieš išimsiu, kad ir viršų ir apačioj, man tiesiog nemanau, kad būtina, todėl kad, kaip jau sakiau anksčiau, manyčiau, kad žmonės nori dalintis tada, kai perskaitė, tada, kai žino, kuo jie galėtų pasidalinti, taip kad viršui tie mygtukai kaip ir nereikalingi. Ir aš išjungsiu iš viso tą, nei kairiai, nei dešiniai pusėje nedarysiu, jie tokie dideli, šitą pilką paspaudus išsijungia abi dvi pusės. Jie tokie dideli, nežinau, kažkaip tokie labai jau, kaip net ir drįsčiau sakyti, gal net trukdantys tokie. Va. Ir dabar atnaujinam, vadinasi, šoninius išjungiau, nebus pas mane nei kairiai, nei dešiniai pusiai mano tinklapyje, bet bus po kiekvienu tekstu apačioje. Baigėsi tekstas, galima pasidalinti ir ką aš praeitą kartą kalbėjau apie dėžutes, jeigu mes turim dėžutę pailgą šoninė juostoj, tai padariau antrą dėžutę, kaip ir žadėjau padaryti, po kiekvienu blogu, ta prasme ne blogu, o po kiekvienu įrašu, po kiekvienu straipsniu. Bet čia pats įklijuoju tą dėžutę. Tai taip, kad žmogus gali perskaityti tekstą, jeigu jam patiko straipsnį, jeigu jam patiko, jis gali pasidalinti, ir jeigu nori mini kurselio, jį gali užsisakyti ir gaus dovanų. Va. Taip, kad maždaug tiek informacijos, einam į bendrą pradinį puslapį, čia irgi, reiškia, tie dalybos mygtukai galima palikti šone, jeigu jums patinka, arba kairiam šone, arba dešiniam šone, bet man jie tokie labai dideli, mėgstu, man atrodo, mano skoniui mažiukai, tokie mažučiai, daug patogiau. Va. Tai šį kartą tiek apie šį įskiepį
Kaip jau sakiau, jų yra įvairiausių, galit pasinagrinėti, pasižiūrinėti kitokius. Šitas labai paprastas, nieko ypatingo, tiesiog numatai, kur ir kokius mygtukus nori įklijuoti, įklijavai ir daugiau tau neskauda galvos, sutvarkyta, palikta ir kas norės, tas galės dalintis jūsų informaciją. Kągi, geros dienos ir iki sekančio karto.